Medžiui, kaip ir žmogui, labai didelę reikšmę turi ankstyva patirtis. Koks medis išaugs iš daigelio, smarkiai lemia jo priežiūrą pirmaisiais metais. Geriausiai mišką auginti su kirviu, kas nereikalinga pašalyti, o kas yra reikalinga palikti, augti, duoti jam erdvės. Per didelę konkurenciją miške taip pat stabdo bendrą augimą. Jeigu mes sudarom, mūsų tiksliniai rūšiai duodam šviesos, aišku, jie auga į viršų ir jį pasiekia viršų ir susiformuos medynas iš jos. Sodinant mišką paprastai turim viziją, ką mes ten norim užauginti. Ir atliekant auklėjimo ar ugdymo kirtimus, reikėtų orientuotis į tai, ką mes perspektyvai norim užauginti. Jeigu į pušį, tai formuoti pušyną. Atsodinus iškristą plotą, miško savininko ar valdytojo atsakomybė toli gražu nepasibaigia. Jis privalo užtikrinti tinkamą miško želdinių ar želdinių priežiūrą bei apsaugą. Aš kada grybauju, tai daugiau žiūriu į viršų nei į apačią. Su priežiūrai reikia dirbti. Pamatysit, jeigu yra karklynas, tai ten drebulynas, drebulė, karklas, tai čia yra piktžolė, su kuria sunku kovoti. Žolinę augmeniją būtina šalinti, nes ji ne tik užstoja daigeliams saulę, bet ir sueikvoja dirvoje esančias maisto medžiagas bei vandenį, taip susilpnina tikslinių medžių rūšių augimą, sumažina daigų atsparumą. Žiemą ant žolės susikaupęs sniegas gali net sulaužyti medelius. Taip pat medelius gali apgraužti vešlioje žolėje lizdus susisukę graužikai. O pavyzdžiui, berželiai stoja į nuožmę konkurencinę kovą su pušaitėmis ir neretai nutalžo jiems viršūnės. Želdinių priežiūrą reikia atlikti tada, kai jau matome pradeda stelbti. Ypač jeigu yra pušis, yra šviesiamėgė, jai reikia šviesos, eglė labiau pakenčia užtemdymą, ją galima truputį pakentėti vėliau, bet jeigu jau yra viršus uždengtas, jau reikia taikyti priežiūros priemonės šalinti. Tai būna antrais, trečiais, jeigu jau vėliau kartais ir ketvirtais metais, labai įvairiai pagal augimvietę, pagal dirvą, pagal tai, kaip užsisėja nepageidaujamos krūmų rūšys medžių. Skirtingos medžių rūšys, jos auga daugiau skirtingose augavietėse. Jeigu smėlis auga, aišku, pušynai daugiau ir pušynuose reikalinga atlikti daugiau pradžioje auklėjimus, pačioj pradžioje, eglynai gal truputį ilgiau pakenčia, tačiau ateina toks momentas, vienur ar kitur vis tiek reikia tą darbą atlikti. Tai negalima palikti, nes žūsta mūsų norimos tikslinės rūšys, mes neužauginsim to miško, kurį siekiam užauginti. Miško želdiniai ir želiniai turi būti prižiūrimi ir saugomi iki tol, kol susiformuos jaunuolynas. Minkštųjų lapuočių iki 6 metų, spygliuočių ir kietųjų lapuočių iki 8 metų. Šalinti nepageidaujamą augmeniją patariama nuo birželio mėnesio. Birželio mėnesį vyksta šaknis intensyviai ima drėgmę žemės ir jeigu nukirtus viršutinę dalį, po šaknis surūksta ir jos žūsta. Taip geriau yra, nes jeigu anksti pavasarį būtų tai nukirsta, tai, žodžiu, dar nevyksta vandens padavimas į augalą ir žodžiu, paskui pakankamai greitai atželia ir nėra rezultatų. Jei sodinant mišką dirva buvo tinkamai paruošta, į stelbiančios augmenijos šalinimą tenka investuoti mažiau. Su žolėm nereikia kovoti, reikia kovoti tik ten toliau eglinę su karklais. Tai jau karklus, tai reikėjo, jau 2 kartus yra kirsti karklai per 6 metus. Neretai savininkai suklysta manydami, kad savaiminis miško atželdinimas reiškia, jog miškas užaugs pats. Tiesa, sudygsis pats, tačiau tam, kad išaugtų vertingas miškas, priežiūros jam reikės nemažiau. Dažnai privačiuose miškuose savininkai mano, kad jau paliko atvejinį kirtimą, tai jau po to jau viskas, nereikia jokios priežiūros. Nieko panašaus, taip pat reikia atlikti želdinių priežiūrą. Čia mes darėm 2 kartus. Taip pat reikia iškirsti atžalas, želė ir avietės, želė ir papartis, ir šaltekšnis. Ir taip pat reikia vykdyti priežiūrą. Negalima palikti likimo valiai, taip pat reikia įdėti nemažai pastangų.
Nors kertant atvejinį kirtimą, iškirtus pirmojų atveju žolė želia kiek mažiau, skalbiančią augmeniją vis vien svarbu laiku pašalinti. Jei želdamame plote rūšinė sudėtis suformuojama sodinant, o atliekant priežiūros darbus tik koreguojama, tai savaiminiam atžėlimam paliktose plotuose medyno sudėtis formuojama būtent atliekant žėlinių priežiūrą. Savaiminis gali būti taip, kad užteks atlikti vieną kartą priežiūros darbus, kadangi tai nebus želdytų medžių rūšių, turės savaime diferencijuotis tarpusavį, reiškia, pagrindinis medžių rūšis ir prieš pervedant ir priskiriant prie miško paaugusi plotų, atliksim vieną kartą, kada medyną šiek tiek praretinsim, iškirsim atsiradus stelbiančias rūšis, daugiausia būna drebulė, blindė. Nors anksčiau pirmenybę teikiant monokultūrų želdiniams beržas buvo nepageidaujamas, šiandien pripažįstama, kad mišrūs medynai atsparesni ekstremaliems gamtos reiškiniams, todėl kai kur beržą rekomenduojama palikti, pavyzdžiui, ploteliuose, kur neprigyja spygliuočiai. Jautriai savo mišką stebintis savininkas pastebi, kur jo miške formuojasi vertingas gojelis ir leidžia jam augti, vos šiek tiek pridėdamas ranką. Tas miškas, tam miške yra pridygusių klevukų, kuriuos galima paugdyti, bet tam reikia šiek tiek rekonstrukciją daryti, iškirst beržų, vieną kitą beržą ar krūmus, tuo labiau. Viską reikia. Jau jie yra paugdyti, iškirsta baltalksnė ir paretinti. Jeigu kur per mažai yra, įsodysim, o kur yra, paugdysim. Tik tai iškirsim nereikalingus medžius ir bus gražus klevynas. Be gailesčio iš miško reikėtų šalinti invazinius medžius ir krūmus, o štai tokius, kurie teikia maisto paukščiams, reikėtų palikti. Ornitoforinės rūšys tos, kurios augina uogas ir jos yra paukščiams skirtos. Tai būtų šeivamedis, šaltekšnis. Jeigu nei šeivamedis, nei šaltekšnis nestelbia medelių augančių spygliuočių, tai jos gali būti. Jos gali būti ypač prie kelio ir atliktų kaip priešgaisrinės apsaugos funkcijas, ne taip greitai nuo kelio liepsna ateitų į mišką. Tuo labiau ir rekomenduočiau palikti zuikiakrūmius. Taip pat labai svarbu apžiūrėti savo mišką po žiemos. Šalčio iškilnotų medelių šaknis užpilti žemėmis, o užneštų žemėmis atkasti. Pastebėjus žuvusių daigų, juos reikėtų atsodinti. Yra tokių vietų, kur teko pildyti po 3-4 kartus, vos ne iš naujo atsodyti. Ir čia priklauso nuo vietos, nuo tai, kokios prieš tai rūšys augo. O kitur tiesiog nieko nereikia. Čia kaip gamta susitvarko, tą dalyką reikia stebėti. Ir, pavyzdžiui, jeigu jau ten dalis žūsta sodinukų, juos reikia atsodyti. Kartais suvelenėja, būna pasitaiko, reiškia, tą daigelį pasmaudė tiesiog sutankėjusi žolė. Papildymas rekomenduotinas pagal miško atkūrimo nuostatus, jeigu prigijimas pirmais metais yra mažesnis nei 85%. Atkurti žuvusius daigus tenka ir į želdinius įsimetus vabzdžiams miško kenkėjams ir jų paskanavus miško žvėrims. Kartais net ilgapirščiai įsimeta. Šernai yra keturkojai ir dvikojai dar. Šitam plote ten yra eglučių, matysit, reiškia, dalį eglučių panaikino tikrieji šernai, o dalį, reiškia, dvikojai šernai, apie 500 eglučių prigijusių iškasė. Atsodinau ir matosi, kad tos eglutės jau kito augimo. Ir nepagailėt, bent jau 3 metus, reiškia, repelentų, kol viršūnė pušelės neištysta tiek, kad stirna viršūnę nepasiektų. Tada jau ramu. Vat kaip matot, va čia rezultatas. Miško ateitis savininko rankose. Nuo jo pastangų ir investicijų į savo mišką priklauso, ar bus laiku užkirstas kelias vabzdžių miško kenkėjų ar žvėrių žalai. Ūkiniuose miškuose rekomenduojama nuleisti paviršinį vandenį. Panašiai 3 km griovių yra atkasta. Atkasta senoviškų griovių, kurie buvo visiškai užakę.
Nu ir dabar miškas visur auga. Visur auga, užpelkėjimo nėra, yra keliai. Tai jeigu pelkiai kaip pelkiai būtų, tai galima palikti. Bet kad ten miškas užpelkėjęs, tai yra skirtumas. Miškas ten, reiškia, iki birželio mėnesio stovėdavo vandenį ir jis neaugo praktiškai. O svarbiausia, jei norite žinoti, kaip auga jūsų miškas, kurioje jo kerti reikia pagalbos, kuo dažniau jame apsilankykite.